Labadiena visiems susirinkusiems. Noriu informuoti, kad šios dienos webinaras yra įrašomas. Taip pat šio webinaro specifika tokia, kad mes dalyvių nematome ir negirdime, tai jeigu turėsite klausimų, rašykite juos į skiltį Q&A arba į chatą. Taip pat galėsite ir pakelti ranką ir tada galėsite savo klausimą užduoti žodžiu. Galime pradėti šios dienos pristatymą. Norime priminti mokytojams, kurie dar negauna naujienų iš mūsų leidyklos, kad galite užsiregistruoti naujienlaiškai. Jį galite rasti mūsų svetainėje baltulankų-vadovėliai.lt, skiltį susipažinkite. Ir jūs pasieks visą naujausią informaciją iš mūsų leidyklos apie planuojamus naujai išleisti leidinius bei įvairias galimybės bendradarbiauti. Norime priminti, kad esame parengę istorijos vadovėlius nuo 5 iki 12 klasės. Juos papildo ir pratybų sąsiuviniai. Šiais metais išleidome naujus pratybų sąsiuvinius 9 ir 10 klasiai. Ir šiuo metu taikome ypatingą akciją, kad užsisakant 7 ar daugiau vienodų pratybų sąsiuvinių, iš mūsų leidyklos gaunate 15% nuolaidą. Šis pasiūlymas galioja iki šių metų rugsėjo 30 dienos ir juo pasinaudoti galima mūsų elektroninėje parduotuvėje baltulankų-vadovėliai.lt. Tiesiog jums reikia įsidėti norimus pratybų sąsiuvinius į savo krepšelį ir nuolaida bus pritaikoma automatiškai. Tai galime pradėti šios dienos webinarą. Jisai skirtas 11 ir 12 klasių vadovėlių pristatymui. Juos pristatys autoriai Mindaugas Nefas ir Vytautas Volungevičius ir tuomet aš perleisiu žodį jiems. Galite pasidalinti savo skaidrėmis. Sveiki visi kolegos. Džiaugiuosi virtualiai matydamas nemažą būrį tų, su kuriais pakankamai ilgą laiką vasarą darbavomės vertindami istorijos valstybinio brandos egzamino kandidato darbus. Tai tikiuosi, kad nors mūsų darbas buvo pakankamai ilgas, bet spėjot pailsėti. Taip pat tikiuosi, kad ir kiti kolegos, kurie baigėte savo intensyvius darbus, irgi vasarą nenusivylėte, atsigavote. Na ir dabar kupini jėgų ryžto šturmuojate istorijos mokslo reikalus mokykloje, o mes norime dar kartą pristatyti jums savo sukurtą 11 ir 12 klasės vadovėlį. Kodėl sakau, kad dar kartą? Todėl, kad jau ne kartą mes tai darėme. Na ir tikimės, jog nemaža dalis iš jūsų jau naudojatės. Tai kadangi didžioji dalis jūsų jau naudojatės, mes vis tiek kartosime bendrą informaciją, bet jeigu turite klausimų, su kuriais jau susidūrėte dirbdami, tai drąsiai užduokite juos, nes mes čia šiandien tam ir esame, kad iš tuos klausimus jūsų atsakytume. Aš labai atsiprašau, nes kažkaip kol kas negaliu pasidalinti. Tuo mėginu, štai, jau turėtumėte matyti mano ekraną. Ar matot kas nors? Matome. Ok. Tai mes išskiriame keletą dalykų, koks yra tas mūsų vadovėlis. Į vienus dalykus be abejo jūs galite linkčioti galvas ir pritarti ir sakyti taip, nes aš jau jį skaičiau, aš su juo dirbau ir galiu pritarti. Kitus sakyti, ne, gal mums čia nepavyko visų šitų dalykų padaryti, bet aš manau yra svarbu, jog mes rašydami tiek 11, tiek 12 klasės temas mėginame išryškinti kiekvienos temos reikšmingumą. Kuo ta tema buvo reikšminga tame istorinėme kontekste, kuriame jinai vyko, arba kuo šita tema gali būti aktuali ir reikšminga šiais laikais. Toksai nedidelis įvadėlis į temą. Vienu atveju šiek tiek ilgesnis, kitu trumpesnis, bet vis tiek iš esmės tai yra susijęs su istorijos funkcionalumu. Kam istorija reikalinga mums šiais laikais? Ne tik todėl, kad tai yra mokslas ir kažkas kažkada sugalvojo, kad jo reikia mokytis, bet ir todėl, kad vykę reiškiniai neša savaime tam tikrą svorį, svarbą ir reikšmingumą ir šių dienų išsilavinę žmogus turėtų juos išmanyti tam tikrame lygyje. Labai svarbu parodyti nagrinėjimų istorinių reiškinių aktualumą, kuo jie yra susiję galbūt su šiais laikais, o jeigu ir nėra susiję, kodėl galėtų būti aktualūs 21 amžiaus žmogui, 11 ir 12,
kuriam, pripažinkim, didžiai dalį tikrai nėra esminis gyvenimo dalykas, kas nutiko 15-18 amžiuje arba 20 amžiaus pradžioje. Kuriant vadovėlius buvo labai svarbu tai, kad vadovėlis nebūtų tik tekstas ir kad jame nebūtų tik tai kažkokių padrikų klausimų ir užduočių. Todėl visuose mūsų vadovėliuose yra pakankamai gausus komplektas klausimų ir užduočių. Šiuo atveju, jeigu mes kalbam apie 11-12 klasės vadovėlius, tai visos temos yra suskaidytos į potemes ir kiekvienos potemės pabaigoje jūs rasite klausimus, į kuriuos mokinys gali atsakyti, remdamasis tos potemės medžiagą. Tai viena vertus formuoja suvokimą, kad vadovėlis yra atraminė medžiaga, kuriame galima atrasti atsakymus. Kitas dalykas, iš dalies leidžia išvengti tų klausimų, o kur čia parašyta, o kur čia rasti atsakymą. Nes jeigu yra įgyjamas įgūdis dirbti su šito vadovėliu, tai tokio klausimų neturėtų kilti. Štai yra potemė, yra klausimai, ar tai būtų 3 ar 4, ir juos tikrai galima mėginti rasti atsakymą, išskyrus be abejo tuos klausimus, kurių reikalinga, kad pats atsakantysis pasuktų galvą, argumentuotų, pagrįstų, palygintų, sugretintų istorinę informaciją. Kuriant vadovėlius, mes stengiamės rengtis naujausią istoriografiją, nes šitie vadovėliai yra parašyti nuo nulio naujai. Tai nėra jau anksčiau buvusių vadovėlių perdarimai, pritaikymai, atnaujintai istorijos programai. Mes ėmėme ir parašėme taip, kaip turi parašyti žmogus, rašydamas 2023, 2024 ar 2025 metais, naudodamasis naujausią istoriografiją. Tekstuose jūs galite atrasti nuorodas į toje pačioje temoje esančius šaltinius ir iliustracijas, aš vėliau parodysiu visą tai. Tai jeigu mes kalbame apie partizanų karo priežastis vadovėlio tekste ir yra temos pabaigoje įdėtas šaltinis apie tai, tai iškart rasite nuorodą į šaltinį A ir tokiu būdu priklausomai nuo jūsų pamokos organizavimo formos arba jei mokinys dirba savarankiškai su vadovėliu, jis gali iš karto atrasti ir papildomos medžiagos praplėčiančios jo žinias ir to pačių užduočių atrasti, kurios padėtų jam kaip įmanoma geriau įsisavinti medžiagą. Šaltinius formavome tradiciniu principu, kad yra dažniausiai vienas šaltinis ir jam skirti klausimai, bet taip pat galite atrasti ir šaltinių blokus, kur yra 2-3 šaltiniai ir šitai šaltinių grupiai yra skirti klausimai analizei, visai kaip ir mokiniai sutinka, ar tai šiuo metu būtų 11 klasės tarpinėme patikrinime, ar tai 12 klasės valstybinėme brandos egzamine. Kuriant tiek 11, tiek 12 klasės vadovėlius, iš viso 4 dalis, 4 atskirus vadovėlius, mums norėjosi surasti tas iliustracijas, kurios tiksliai labai atspindėtų analizuojamus klausimus ir galbūt ne visuomet jos būtų labai gerai žinomos. Nes, viena vertus, eiti tuo tokiu kitų išmintų keliu yra paprasčiau, bet kita vertus, kaip jau ir minėjau, mes jums siūlome visiškai naują vadovėlį. Tai iliustracijų naujų įvedimas į mūsų istorijos didaktikos vartoseną mums irgi buvo pakankamai svarbi užduotis. Ir kiekvienos temos pabaigoje jūs rasite sąvokų žodynėlį. Kai kurios sąvokos kartojasi priklausomai nuo 11-12 klasės programinių reikalavimų. Bet ta pati sąvoka atskiroj temui yra aiškinama būtent tos temos kontekste. Aš dabar labai taip greitai neprisimenu, kokio tai galėtų būti sąvoka, bet tikrai nemažai yra, yra sąvokų programoje, kurios kartojasi ne vieną kartą, bet, pavyzdžiui, skirtingose istoriniuose laikotarpiuose ir priklausomai nuo to laikotarpio turi šiek tiek kitą apibūdinimą. Tai mums buvo labai svarbu nepraleisti tų sąvokų, bet jas paaiškinti iš karto, kad mokinys suvoktų šitą dalyką, kad kartais kintant istorinėms epochoms, ta pati sąvoka galėjo turėti šiek tiek skirtingą apibūdinimą ir galbūt šiek tiek skirtingai yra suvokiama šiais laikais. Tai todėl tų sąvokų apibūdinimai yra šiek tiek platesni negu
galbūt yra įprasta anksčiau buvusiuose vadovėliuose, jeigu mes aiškinam savoką kolaborantas, tai neužtenka vien 2 žodžiais tai apibūdinti. Mūsų tikslas yra sukurti tą tokią materialinę ir intelektualinę bazę atraminę, kurią gali naudoti mokinys ir mokytojas. Jeigu jam reikia, jis naudoja tą plačiąją versiją, jeigu reikia jam šiek tiek mažiau, tai vat irgi jis gali turėti tos mėsos intelektualinės, iš kur visą tą dalyką jisai gali susisiaurinti. Mes neėjome tuo keliu, kad pateikėme tris, reiškia, ten eilutes ar 3 sakinius ir reikalaujam kažkokių genialių išvadų padaryti. Vis dėlto reikia suvokti, kad programa iš 11-12 klasės mokinių reikalauja pakankamai nemažai istorinių gebėjimų, tai todėl ta atraminė medžiaga čia buvo labai svarbi. Vytautai, gal turi papildyti mane šituo klausimu? Gal čia aš ne viską pasakiau? Ne, aš gal labai trumpai tik tai galėčiau, vis tiek čia gana įsamei pristatė. Sveiki. Ir tiek dėl istoriografijos pasakyti, tiek dėl šaltinių. Tai čia turbūt, kaip visada, kaip dažniausiai ir siekiama tada, kada siekiama surasti tam tikrą dermę tarp naujumo ir tam tikro tradiciškumo, tai šiuo atveju šitame vadovėlyje irgi bandyta tai padaryti, kalbant apie būtent rėmimąsi naujausią istoriografiją, tai kad ne visi tam tikri teiginiai, ne visos tam tikros naujausios istoriografinės tendencijos šiame vadovėlyje, galbūt galėtume sakyti, buvo pritaikytos dėl to, kad kai kurie dalykai dar turėtų tarsi nusistovėti ir įgauti kažkokį tai mokslinį svorį, nes kai kurie dalykai, kaip mes puikiai žinome, istorijos mokslas yra gana konservatyvus ir kai kurie dalykai turi dar šiek tiek nusistovėti, todėl galbūt kai kam gali pasirodyti, kad va štai galbūt čia yra kažkas tai tokio, galbūt labiau įprastesnio, o ne kažkas tai naujesnio. Tai čia kai visada buvo gana sudėtinga išlaviruoti, turint omenyje, kad iš tiesų, kad kiek įmanoma labiau tokius patikimesnius dalykus irgi sakyti ir tom naujovėm perdėm neapkrauti. Ir kitas dalykas, kad šitame vadovėlyje tikrai jūs susidursite su jums gana menkai pažįstamais šaltiniais, prie kurių tikrai buvo dirbta ir stengtasi, kad tie patys šaltiniai, kurie kartojasi, jau galbūt netgi galėtume sakyti kelis dešimtmečius, kad papildyti visiškai naują medžiagą ir kad jie žinoma atitiktų būtent kiek įmanoma labiau tą temą, apie kurią kalbama. Tai Mindaugai gerai, tai aš kaip suprantu, tu pereisi tą kalbant konkrečiai parodysi būtent koks yra mūsų vadovėlis, kalbėdamas apie konkrečią temą. Tai aš dabar trumpai apie tai, kokia ta būtent sandara, kaip tas mūsų vadovėlis atrodo, tiksliau, kaip Mindaugas sako, kad kiekvieną iš vadovėlių sudaro po 2 dalis, tai reiškia per 11 ir 12 klasių vadovėlių komplektą sudaro 4 dalis. Ir štai čia matote, kad stengtasi kartu taip pat prieš kiekvieną skyrių trumpai aprašyti, apie ką čia bendrai kalbama ir tam tikrą prasme sudaryti tam tikrą bendrą vaizdą, tam tikrą panoramą, apie ką vienoje ar kitoje vadovėlio dalyje bus kalbama. Tai 11 klasėje šito dalyko dar nebuvo padaryti 11 klasės vadovėlėje, bet jau 12 klasės vadovėlėje mes, kaip pasakyti, stengiamės pagerinti tą produktą, kurį mes kūrėme ir štai čia matote 2 pavyzdžius, kaip 1 ir 6 skyriaus tam tikri trumpi aprašai dalių, apie ką jose bus kalbama. Tai Mindaugai galima pereiti toliau. Ir tada kalbant bendrai apie tas panoraminės abiejų vadovėlių struktūras. Tai 11 klasės vadovėlių sudaro 7 skyriai ir čia galbūt jūs matote 4 teminius blokus ir jie po to įsiskaido į 7 skyrius. Tai čia reikėtų pirmą dalyką pabrėžti, kad tiek 11, tiek 12 klasės vadovėliai, jie visiškai atitinka bendrasias ugdymo programas. Ir reikalas tasai, kad jeigu dabar, kiek man teko girdėti, tam tikros temos yra iš ugdymo išimtos ar jos suspenduotos, tai vadovėlio struktūra yra taip sudaryta, kad
galima labai paprastai tas temas arba tos teminius blokus tiesiog peršokti. Štai šiuo atveju, jeigu istorikas, istorija ir istorinė atmintis, čia sutrumpintas, čia tik tai pateiktas pavadinimas, tai jeigu apie jį ar nėra laiko kalbėti, ar tiesiog, kadangi jis nėra įtrauktas, neprivaloma, tai galima tiesiog praleisti ir atitinkamai pereiti prie valstybingumo bloko. Ir valstybingumo blokas, kaip ir visi kiti blokai, yra suskaidytas į visuotinę istoriją ir Lietuvos istorijos temas. Tai Mindaugai galima pereiti prie kito vadovėlio, 12 klasės vadovėlio struktūros. Ir taip pat šiandien matote, kad šiuo atveju 3 teminiai blokai ir tie 3 teminiai blokai skaidomi į visuotinės Lietuvos istorijos temas ir Lietuvos istorijos temas, ir taip susiformuoja iš jų 6 skyriai ir iš viso 50 temų. Tai šiuo atveju, jeigu teko girdėti, nežinau, kiek čia iš tiesų dabar realiai taip vyksta viskas, jeigu religija ir mentalitetai, tai yra tas teminis blokas, kuris dabar yra suspenduotas mokymo procese, tai jį tiesiog galima praleisti tiek tas lietuviškasis, tiek ir visuotinės istorijos temas. Tai šiuo atveju mes, jeigu paimtume istorijos bendrą ugdymo programą ir paimtume vadovėlius ir atskiras jų dalis, mes aiškiai matytume, kad jos tiesiog veidrodinių iš esmės principų atitinka vadovėlio struktūrą. Tai Mindaugai. Dėkui, Vytautai. Tai tiesiog, kadangi mūsų vadovėlis atitinka dabar galiojančią atnaujintą istorijos vidurinio ugdymo programą, tai čia rasite visus tos punktus, kurie yra patvirtinti. Na ir kaip Vytautas sakė, jeigu programa būtų koreguojama, ar tai laikinai, ar tai visam laikui, tai tuomet atsisakyti kažko jums patiems turint jau dabartinį vadovėlį yra pakankamai paprasta, nes tos temos nėra kažkaip tarpusavį sumaišytos, specialiai buvo daroma nuosekliai, kad padengti atskirus istorijos bendrosios programos punktus. Na, o aš dabar norėčiau pristatyti vieną iš temų. Kaip jau ir sakiau, ir jūs esate matę, tie, kas turite mūsų vadovėlių, visos mūsų temos yra skaidomos į potemes, dažniausiai jų skaičius yra 3, bet kartais yra ir 4 arba 5 potemes, ir tai daroma siekiant, kaip įmanoma, lengviau išskaidyti medžiagą, atsižvelgiant į programos reikalavimus. Tai štai yra 19 tema, 12 klasės nepriklausomybės ir partizanų karai. Programoje yra keletas punktų, kurie siekia palyginti 2 panašius skirtingais laikotarpiais vykusius reiškinius. Ir 20 amžiaus 2 mūsų valstybės karai, nepriklausomybės ir partizanų, yra lyginami per 2 kontekstus. Tai yra tarptautinį kontekstą ir politinį kontekstą. Todėl buvo paimtos šitos 2 temos ir pateikta vienoje istorijos vadovėlio temoje, kad tas palyginamasis aspektas būtų ryškesnis, o ne tai, kad, sakykime, 19 temų mes kalbam apie nepriklausomybės karą tik tai, o 20 temų jau kalbame apie partizanų karą. Kiekvienos temos pradžioje jūs rasite QR kodą, kurį nuskaitę galite patekti į papildomą medžiagą, kurią yra mėginama pildyti, ir natūralu, kad palaipsniui ta skaitmeninio turinio bazė formuosis platesnė. Toliau mes turime mano minėtą temos reikšmingumo apibūdinimą iš 3 punktų, kur stengiamės paaiškinti, kuo analizuojama tema buvo ir yra svarbi, reikšminga, bei gali būti aktuali šių dienų žmogui, nebūtinai 11-okui, 12-okui, bet ir mums visiems istorijos naudotojams šiuolaikinės visuomenės. Priklausomai nuo temos, bet šioje temoje tai yra, esame patalpinę laiko juostas, kad būtų lengviau orientuotis istorinėje erdvėje ir laike. Na, bet tai nereiškia, kad kiekvienoje temoje rasite tas laiko juostas, nes kai kurios temos yra labiau probleminės, o ne chronologinės istorijos kurso reikalaujančios, tai čia nėra konstanta. O puslapyje 177 jo viršuje jau galite matyti tai, ką aš minėjau, klausimus ir užduotis, kurios yra skirtos aukščiau esančiai potemiai. Tai
klausimų ir užduočių skaičius yra priklausantis nuo pačios potėmės apimties, kadangi šiuo atveju nepriklausomybės ir partizanų karų chronologinės ribos šita potėmė yra trumpesnė, tai klausimai yra 2, bet plus yra klausimas tyrinėkite. Į šitą klausimą atsakyti naudojantis vien vadovėlio medžiagą ir tą esančią potėmę neįmanoma. Čia reikia jau pasitelkti papildomus informacijos šaltinius. Ir aš žinau, kad yra mokytojų skeptikų, kurie dirba 11-12 klasėje ir sako, mums tokioms užduotims nėra laiko ir viskas su to yra okei, nes kiekvienas mokytojas savo pamoką ir visą eigą istorijos mokymosi, jisai sukomplektuoja pagal savo turimus mokinius. Bet tikrai yra mokytojų, kurie tas užduotis naudoja tiek visiems mokiniams arba tiems mokiniams, kurie sako, mokytoja, aš egzamino nelaikysiu, aš čia todėl, kad man patinka istorija. Ne? Tai galima tada jiems duoti šitas užduotis, kad jie praplėstų savo akiratį, kaip jau jūs patikrinsite tą užduoties atlikimą, tai čia yra jūsų organizacinis reikalas, ar pristatys visiems, ar tiesiog jums, bet tai irgi yra papildomos galimybės. Mūsų buvo tikslas sukurti pakankamai didelę praktinę bazę, kurią mokytojas gali naudoti arba jos nenaudoti. Jeigu jums šitie klausimai užduotis netinka, jūs prisitaikot visą tai pagal save. Jeigu tinka, viskas valio naudojame ir tokiu būdu sutaupame laiko, tiek ruošdamisi pamokai, tiek jų pamokos metu galvodami kažkokius savo specifinius tikslinamosius klausimus. Ir kitas yra dalykas labai svarbus, jeigu mokinys nebuvo ugdymo procese, tuomet, kai jūs analizavote šitą temą, vadovėlis yra atraminė medžiaga, klausimai užduotis savikontroliai, jis gali pilnai savarankiškai dirbti su šito vadovėliu, arba yra ten eksternų norintys išlaikyti istorijos egzaminą, tai irgi gali tai puikiai padaryti, jam nereikia ieškoti kažkokių papildomų priemonių. Štai čia galite matyti pavyzdį, mano jau minėtų nuorodų. Turime iliustraciją 19.3 pažymėtą mūsų Lietuvos kariuomenės savanoriai. Na ir štai tekste skaitome apie savanorius ir yra iš karto ta nuoroda įdėta, reiškia mokinys ar jūs skaitydami galite iš karto tą iliustraciją atrasti. Kiek jinai stipriai praplečia vaizdinį ir suvokimą, čia yra kitas klausimas, bet mes tengiamės, kiek tai buvo įmanoma surasti tų iliustracijų. Be abejo, čia procesas ne visuomet būdavo toks sklandus, nes vienas dalykas yra norėti kažkokios iliustracijos, o kitas dalykas yra gauti autorinės teisės, publikuoti tą iliustraciją, tai irgi čia nemažai korekcijų buvo reikalaujantis procesas. Na ir vėlgi galime matyti, kad potėmė užsibaigė ir yra klausimai. Šiuo atveju 4 klausimai ir užduotis, į kuriuos mokinys gali atrasti atsakymą arba didžiąją dalį atsakymo potėmėje ir tyrinėkite užduotėlę, kurią jis gali atlikinėti, gali neatlikinėti, lygiai tas pats kaip ir aukščiau esančias tas 4 užduotis, priklausomai nuo to, ko jisai nori. Tai vat iliustracijos, tekstas, užduotis, nuorodos, šitie dalykai, kuriuos jūs rasite kiekvienoje temoje, visiškai nesvarbu, ar yra analizuojami viduramžių ar naujausių laikų istorijos klausimai. Kiekvieną temą užbaigia darbas su šaltiniais. Dažniausiai tai yra 3 šaltiniai. Didesnė dalis mūsų naudojamų šaltinių yra pirminiai. Tai yra, kaip ir šiuo atveju gali matyti, iš 3-2 pirminiai šaltiniai. Na, o istorikų tekstus taip pat naudojame, siekdami pagilinti tam tikrus klausimus, parodyti jų daugiaperspektyviškumą, parodyti galbūt tokį diskusinį tam tikrų klausimų pobūdį. Tai čia tiek jūs, tiek mokiniai gali atrasti įvairių šaltinių tipų ir kiekvienam šaltiniui arba šaltinių grupiai yra skiriami klausimai. Daugiau klausimų, mažiau, bet iš esmės visi klausimai šaltinių dalyje buvo orientuoti į šaltinio analizę. Į šitą gebėjimą, kuris yra viena vertus be galo svarbus, kita vertus, jeigu mes pasižiūrėtume ir į vis dar turimų istorijos valstybinio brandos egzaminų užduotis, didesnė dalis taškų yra gaunami iš to pateikto šaltinio analizės. Kitaip tariant, mokinys skaito, analizuoja, galvoja, suranda atsakymą.
tų klausimų, į kuriuos neįmanoma atsakyti remiantis šaltinių, čia yra, bet yra labai nedaug. Po vieną, gal kažkur ir 2 yra įdėti į tą šaltinių bloką. Nes čia visa yra esmė. Istorinis raštingumas ir kaip profesionalūs istorikai naudoja savo kompetencijas įgytas, tai mes istorikai labai retai dalyvaujame istorinėse viktorinose, kur mums reikia niekur nežiūrint atsakyti į daugybę faktinės medžiagos. Mes turime analizuoti turimą istorinį šaltinį, visiškai nesvarbu, ar tai būtų pirminis ar antrinis šaltinis, jį analizuoti, vertinti, interpretuoti. Tai va šitas įgūdis yra labai svarbus ir mokiniams. Nesvarbu, ar tai yra 11-okas, 12-okas ar 5-okas, jis savo raidos kontekste irgi šitos dalykus gali sėkmingai daryti. Temas užbaigia sąvokų dalis, tai šiuo atveju tų sąvokų buvo tik 3, kurios yra įrašytos programoje prie šitos temos ir jos yra paaiškintos. Kitais atvejais tas sąvokų skaičius yra šiek tiek didesnis, bet visos jos yra padengiamos pagal principą, jeigu yra programoje, tai irgi mes tą sąvoką stengiamės paaiškinti ir analizuoti. Ir šitoj vietoj mes stabtelim ir laukiame jūsų klausimų, pastebėjimų, kuriuos galėtume atsakyti. Ar turime kažką užduotą klausimų? Dar noriu priminti, kaip užduoti klausimą, tai galite rašyti į skiltį Q&A arba į chatą galite taip pat parašyti, arba galite pakelti ranką, tai yra tokia ikona Raise su delnu, ją paspausti ir tada galėsite pasisakyti. Taip pat noriu informuoti apie skaitmeninę platformą OPIK, joje yra mūsų leidyklos vadovėliai, skaitmeninė medžiaga. Ir šiais mokslo metais visa medžiaga yra nemokama, tiesiog svarbu, kad jūs būtumėte užsiregistravę ir prisijungę prie šios platformos per mokyklos paskyrą. Tai, kad galėtumėte naudotis, jums reikia kreiptis į skaitmeninių išteklių administratorių jūsų mokykloje arba galite parašyti OPIK komandai elektroniniu paštu info@opik.lt ir jums tada padės prisijungti ir pakoordinuos šį prisijungimą. Taip pat dar noriu paminėti, kad jeigu norėtumėte pažymos už dalyvavimą šiame webinare, galite parašyti elektroniniu paštu projektai@elenkos.lt ir mes išrašysime tokią pažymą. Yra vienas klausimas čate, Sigita klausia. Sveiki, tai dar kartą noriu pasitikslinti, religijos ir mentalitetai, 2 skyriai nebus įtraukti šių metų programą. Šiuo metu yra tokia situacija, bet nei aš, nei Vytautas nesam atsakingi už tai. Čia sprendžia Nacionalinė švietimo agentūra ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tai iki šiol turėjome tą situaciją, o kaip bus ateityje, mes garantuoti negalime. Čia galėtų Nacionalinės švietimo agentūros žmonės patikslinti. Matau kelią rankytę kažkas, ar ne? Bent jau man rodo. Sigita kelią. Sigita, galite pasisakyti? Labą dieną. Aš dar kartą norėčiau pasiteirauti. Man dabar nebesuprantama, nes 25-26 metų 12-okų programoje yra religijos ir mentalitetai. Jūs sakote, kad nėra. Tai dabar nebeaišku, ar bus ar nebus. Ne, Sigita, aš sakiau, iki šiol buvo į egzaminą neįtraukta ta tema, ir todėl aš sakau, mes neatsakingi, kokias temas yra įtraukiamos į egzamino užduotis. Mes šiuo atveju analizuojam vadovėlį. Tai jeigu NŠA įtraukia... Aš suprantu, jūs pristatote vadovėlį, bet tai dabar klausimas mum imti šitas temas ar neimti, dėl ko aš klausiu. Nes jūs kaip ir sakote, kad jos yra suspenduotos. Iki šiol buvo, nes jeigu jūs turėjote 12-okus, ar ne, praeitais metais, tai prasme, 25-ais, bet tie patys metai, tik mokslo metai kiti. Tai šitų temų nebuvo egzaminė. Dabar aš tiksliai tikrai nepasitikrinau, ar jau 2006 metais, kai bus egzaminas birželio mėnesį ir šitos temos bus. Tai kad neklaidintume, todėl ir sakom, nežinom šitų dalykų. Čia mintis daugiau mano ir Vytauto buvo, tai kad visos tos temos yra pateikiamos blokais. Ir jeigu NŠA ar kažkas kitas nusprendžia, kad
arba jų nereikia mokytis išvis, arba jų nėra egzaminė, tarpinėme atsiskaitime, jeigu čia mes kalbėtume apie 11 klasę, tai tiesiog labai paprasta tas temas apeiti. Nėra taip, kad iš kažkokios temos ten atskiras potėmis reikėtų rankėti arba atskirus sakinius. Tai čia va ta daugiau buvo mintis. Tai va, Supratau, tai reiškia, yra tos temos ir jas reikės eiti. Ačiū. Ar dar turim? Jeigu dar turėtumėt klausimų, tai dabar yra proga juos užduoti. Taip pat dar noriu priminti, kad taikome akciją perkant pratybų sąsiuvinius, jeigu užsisakote 7 ar daugiau vienetų, būtent iš mūsų leidyklos elektroninės parduotuvės baltulankų-vadovėliai.lt. Tai jeigu perkate šį mėnesį iki rugsėjo 30 dienos, tai gaunate 15% nuolaidą 7 ar daugiau vienodų pratybų sąsiuvinių. Klausimų nematau, tai gal tada galime ir užbaigti šios dienos webinarą. Jeigu dar kažkokių klausimų kiltų vėliau, tai rašykite mums į leidyklą ar skambinkite, tikrai stengiamės operatyviai atsakyti visiems. Tai tuomet noriu padėkoti visiems dalyvavusiems, susirinkusiems ir palinkėti sėkmingos mokslo metų pradžios. Tai ačiū visiems, malonu susitikti virtualiu būdu, laukiam gyvų susitikimų. Iki kolegos. Laimingai.